Reporteris Kersas trečią kartą laidoje Ačiū Dievui atėjai. Šiandieną sensacija. Mums žymus žmonės papasakos apie savo svajonių moters išvaizdą. Taip pat vienas iš žvaigždžių prisipažins apie savo homoseksualumą. Reporteris Kersas kartu su gerbiamu Cololo šiandien atrodančiu kiek kitaip. Cololo mums sakė, pasakys kažkokį tai eilėraštį apie kažkokią storą rusų bobą. Koks ten tas eilėraštis? Sutikau aš juos netyčia, ten už krūmų pavartyčioj, susiraitę ir sudriekę ordieniniai kazaliekai. Tie sudriekimai vis iš Cololo galvos neišlenda. O dabar norėjau paklausti, kokiagi ta Cololo svajonių moteris? Praktiškai tai gal daugiau vyras. Koks? Pats čia aš savo dažnai užduodu šitą klausimą. Bandysiu visus, vis tiek pasakysiu kartą. Dabar aš, reporteris Kersas, su savo svajone Donalda. Donalda man papasakos apie savo svajonių vyrą. Koksgi jis? Mano svajonių vyras? Kleiza. Kodėl jis? Ai, toks fainas, toks pakalęs. Nu, abiem prasmėm pakalęs, toks labai fainas, toks. Ar tu jau jį pažįsti? Ne, nepažindau dar. Bet svajoji. Nu, jo, bet vyras labai pyksta ant manęs dėl to. Čia aš, reporteris Kersas ir grupės Išjunk šviesą lyderis Valdas. Valdas sakė, kad prieš pokalbį, prieš klausimus norėtų padainuoti kažkokią dainą. Dabar ją ir padainuos. Hi girls, my name is Bimbo. I am very, very, very good boy. Valdai, kokia bus tavo svajonių moteris? Labai tokia kupina nepasitikėjimo savyje. Man tai patinka, nes kai moteris savimi nepasitikė, man patinka savo patikėjimą duoti jai. Būtų geriausiai, kad tai būtų truputis iš apačios, biški iš priekio ir daugiau iš galo. Kas nori tos galinės Valdo vietos, skambinkite Valdui ir jis jums atsiduos. Tai Viktoras Diavara. Šiandieną su Viktoru kalbėsime apie jo svajonių moterį. Ar papai turi būti dideli? Papai turi būti teisingi. Ką reiškia teisingi papai? Ar mano papai teisingi? Viktoras liečia Kerso papus. Ne, tavo neteisingai, žinau. Kodėl? Nu, kažkaip... Nepapingi. Ne kažką. Nepapingi. Taigi, pasirodo, Viktoro svajonių moteris esu ne aš. Ieškosime jos toliau. Ačiū Viktorui. Dabar ačiū Dievui, išėjai. Ačiū